Gilindamiesi į reliatyvumo teoriją, mokiniai nagrinėjo kūnų judėjimą kosmose. Mokytojas pateikė užduotį apie erdvėlaivį, kuris praskrieja pro Žemę greičiu lygiu 0,99 šviesos greičio tuštumoje. Tariamos kosminės kelionės metu erdvėlaivio įgula išmatuoja erdvėlaivio ilgį. Šio matavimo rezultatas yra 300 metrų. Apskaičiuokite erdvėlaivio ilgį, kurį užfiksuotų Žemėje esantis stebėtojas. Atsakymą pateikite suapvalintą iki šimtųjų. Taigi turim erdvėlaivio greitį, erdvėlaivio ilgį. Pritaikome šią formulę, įsistatom dydžius, šviesos greitis išsiprastina ir gaunam 42,32 metro. Pagrįskite arba paneikite teiginį, kad tikrasis erdvėlaivio ilgis yra tas, kurį išmatavo erdvėlaivyje skrendanti įgula. Tai tikrasis ilgis apibrėžiamas kaip ilgis išmatuotas toje sistemoje, kurioje erdvėlaivis nejuda. Tai yra ramybės būsena. Įgula atliko matavimus erdvėlaivyje, jų atžvilgiu erdvėlaivis nejuda. Tai ir būtų ta sistema. Tai atsakymas teiginys teisingas. Tikrasis erdvėlaivio ilgis yra tas, kurį išmatavo erdvėlaivyje skrendanti įgula, nes ji yra sistemoje, kurioje erdvėlaivis nejuda. Įvardykite vieną pavojų žmogaus sveikatai, kuris kiltų ilgos kosminės kelionės metu. Tai kosminėse kelionėse vienas iš svarbiausių tokių pavojų būtų kosminė spinduliuotė. Tai yra iš kosmoso sklindančios didelės energijos dalelės ir bangos. Dėl silpnos apsaugos kosmose ši kosminė spinduliuotė gali pažeisti žmogaus ląsteles ir DNR. Taip didina vėžio riziką.